Padidėjęs prakaitavimas nėra tik tais estetinė problema. Jeigu jūs vargina, sakykime, neproporcingai gausus prakaitavimas, dėl neaiškios priežasties atsirandantis prakaitavimas, jeigu įprastos priemonės tokios kaip antiperspirantai yra prakaitavimo mažinimui neefektyvūs, tai tokiu atveju galime nustatyti tokią medicininę būklę hiperhidrozę. Ir yra žinoma, kad efektyviausias bei moksliškai įrodytas hiperhidrozės gydymo metodas yra būtent botulino toksino injekcijos. Šių procedūrų metu į gydomosios srities odą mažomis adatomis yra suleidžiamos nedidelės botulino toksino dozės, ko pasekoje yra užblokuojamas nervinis impulsas prakaito liaukoms ir jos išskiria mažiau prakaito. Gydyti galime pažastų sritį, sakyčiau, tokia populiariausia zona. Taip pat šias injekcijas galime atlikti delnams, padams, skalpos sričiai. Pacientas gali iš karto grįžti į savo kasdienės veiklas. Pati procedūra pažastyse yra tikrai minimaliai skausminga, jautresniems pacientams galime naudoti nuskausminamąjį kremą. Delnuose, paduose tai yra šiek tiek jautriau ir reikėtų nepamiršti, kad jeigu atliekame paduose, tai kelias dienas po procedūros vaikštant tikrai gali būti juntamas jautrumas. Patys pirmieji rezultatai pasimato po maždaug 3-7 dienų, o maksimalus efektas išryškėja po 2 savaičių.